Šiandien žiniose. Greitosios pagalbos darbuotojai kelia pas ligonius, skinasi kastuvais. Nuo kitų metų asmens tapatybės kortelė atpigs 50 litų. Panevėžyje ketinama įrengti čiuožyklą. Kalėdinių eglučių paroda Kraštotyros muziejuje. Gausus sniego kiekis šiemet išbandymas ne tik kelininkams, bet ir greitosios medicinos pagalbos ekipažams. Pasak Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stoties vadovo, ypatingai daug rūpesčių jiems kelia neišvažiuojami daugiabučių kiemai. Žiemos pradžia tikrai gausi yra sniego, tai sukelia sunkumus mūsų automobiliams pravažiuoti ne tik tai gatvėse, o ypatingai tai yra kiemuose. Išlieka sena problema užstatyti kiemai, ypatingai įvažiavimai, arba kur yra posūkiai tiesiais. Vairuotojai palieka labai mažus tarpus, kartais labai yra sunku privažiuoti su automobiliu. Ir kartais net ir privažiuoti prie laiptinės nebūna galimybės. Ir tuo pačiu tai yra prarandamas laikas nuvykimo pas pacientą bei paciento nugabėjimo laikas į gydymo įstaigą. Esant tokiam gausam sniego kiekiui, greitosios medicinos pagalbos darbuotojams jau tapo kasdienybė pacientą pasiekti pėsčiomis, kadangi automobilis ne visada gali privažiuoti iki reikiamos vietos. Tokie dalykai yra, kad jau paeiti tai tikriausiai gal beveik kiekvieną parą jiems tenka. Kitas atvejis, kai jie bando atsikasti, siekime, kad kuo daugiau dirbtų automobilių 4 ratais varomų, tai kažkiek yra kompensuojama šitos bėdos. O kai yra sunkiausia, tai kreipiamės į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir jie esame dėkingi ir jie mums padeda išvažiuoti. Artėjančios šventės greitosios medicinos pagalbos iškvietimų tik pagausins, tačiau vadovo teigimu tam yra ruošiamasi didinant ekipažų skaičių. Gyventojai informuojami, kad nuo kitų metų asmens tapatybės kortelė pigs 50 litų, o asmens pasas tiek pat litų pabrangs. Be to, jei piliečiai norės gauti tik asmens pasą, niekas nebevers pirmai įsigyti asmens tapatybės kortelę. Šiuo metu įstatymas numato prievolę turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą kortelę, o pasą tik pageidaujant asmeniui. Jeigu dabar asmens tapatybės kortelė kainuoja 80 litų, tai nuo sausio 1 kainuos 30 litų. Atitinkamai Lietuvos Respublikos paso išdavimas, šiuo metu nustatyta rinkliava yra 100 litų, nuo sausio 1 dienos bus 150 litų. Bendroje sumoje iš tikrųjų žmogui įmant abudu dokumentus suma išlieka ta pati. Tiek dabar 180, tiek po naujų metų 180. Bet tie, kas rinksis, galės pasirinkti. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato migracijos skyriaus viršininkė Bronislava Plevgenė informuoja, kad atėjus naujiems metams taip pat brangs ir dokumentų išdavimas skubos tvarka. Kortelė atitinkamai kainuos per 5 darbo dienas 70 litų, per 1 darbo dieną 110 ir pasas per 5 darbo dienas kainuos 200 litų vietoj dabartinio 150 ir per 1 darbo dieną 250. Nuo šių metų sausio 12 dienos yra pakeistas rinkliavų įstatymo tam tikros nuostatos ir nepilnamečiai vaikai ir senatvės pensininkai už vieną iš jų pasirinktą dokumentą moka pusę kainos. Jeigu ima abudu. Jeigu ima tik kortelę, tuomet tik už kortelę pusę, nes iki spalio 12 galiojo, kad ši nuostata buvo taikoma tik pasams. Tai vat, jeigu nebus pakeistas šis įstatymas, tai tarkim nepilnametis vaikas atėjęs kitais metais tvarkytis asmens tapatybės kortelės pirmą kartą mokės 15 litų. Tai iš tikrųjų bus nemaža lengvata, ypač sunkiau gyvenantiems žmonėms, kaimo žmonėms, kur daugiau vaikų, kur šiuo metu sumokėti, kad ir 40 litų yra pakankamai daug. Arba jeigu rinksis pasą, tik tai mokės 75 litus. Jeigu jiems abudu dokumentus, už vieną mokės pilną kainą, už kitą mokės pusę kainos. Migracijos skyriaus viršininkė spėja, kad sumažinus valstybės rinkliavą už asmens tapatybės kortelę padaugės žmonių naudojančių šį dokumentą. Aš visada juokaudavau, kad uždraustas vaisius skanus, kad kol kažko negalima, to labai reikia. Bet kada žmogui paaiškini, kad asmens tapatybės kortelė būtent turi integruotus sertifikatus asmens tapatybė ir elektroniniam parašui, kad šitų sertifikatų nėra paste. Ir jeigu jūs norit naudoti elektroninės valdžios teikiamomis paslaugomis, tai jums reikalingas ir elektroninis parašas, kuris būtent yra asmens tapatybės kortelė. Tai iš tikrųjų žmonės pasvėrė už ir prieš visus dokumento pliusus ir minusus, paprastai pasiima abudu.
Arba ima kortelę, kad iš tikrųjų, jeigu gyvena pakankamai sėsliai ir apart kaiminių valstybių, Latvijos, Lenkijos nelabai kur išvyksta, tai tikrai žmogui pakanka kortelės. Ir aišku, vis tik didelį dėmesį, didelį įtaką darys ir kaina. Kada kortelė buvo 80 litų, o kada dabar bus 30 litų, tai iš tikrųjų nemaža dalis, manau, žmonių pagalvos, kad galbūt užtenka man ir tos asmens tapatybės kortelės. Asmens tapatybės kortelė leidžia laisvai keliauti ne tik į visas ES priklausančias valstybės, bet ir į Islandiją, Juodkalniją, Kroatiją, Makedoniją, Norvegiją, San Mariną ir Šveicariją. Miesto širdimi vadinamoje Senvagėje miestiečiams planuojama įrengti čiuožyklą. Ir nors šalčiai laikosi jau pakankamai ilgai, tačiau čiuožyklos dėl neaiškios ledo struktūros dar neskubama atidaryti. Iš tikrųjų norim ledo čiuožyklą įrengti Senvagėje kaip ir eilę metų. Ten yra įrengtas apšvietimas, yra pastatyti suoliukai persiauti ir norėtume pavalyti ir įrengti tą pačią vietą, kuri prasta Panevėžiečiam, bet šiuo metu pasižiūrėjus kažkokį mum įtarimą sukėlė įmonė, kuri turės įrengti, įtarimą sukėlė ledo struktūrą, tai išsiaiškinsim tos galimybės ir manau labai norėtume artimiausiu metu padaryti šitą pramogą įrengti miestiečiam. Nors ledo storis siekia 30 cm, tačiau jį pragręžus nustatyta, kad jis yra daugiasluoksnis, o viršutinis ledo sluoksnis nėra tvirtas ir lūžinėja. Todėl čiuožykla bus rengiama tik visiškai įsitikinus jo saugumu. Storis, manau, pakankamas. Buvo pamanytas ledas išgręžti, ledo storis šiandien yra apie 30 cm. Tai šitiem renginiam pakankamas pagal reikalavimus. Tik tiek, kad norime įsitikinti, kad miestiečiam būtų saugu čiuožinėti. Planuojama, kad panevėžiečiai čiuožyklos teikiamais malonumais galės pasinaudoti dar šiais metais. Panevėžio kraštotyros muziejaus kiemelyje pristatytos projekto Kalėdų šviesa dalyvių išpuoštos eglutės. Tokią atrakciją pirmą kartą surengę muziejaus darbuotojai tikėjosi, jog idėja susivilios daugumą mieste veikiančių įmonių. Artėjant didžiosioms metų šventėms norėta paskatinti verslininkus išpuošti gyvas eglutes, augančias prie jų įmonių ar įstaigų. Teigia, kad papuošia eglutes laimės akmenėliais, kurias vėliau atiduos po 3 karalių. Įmonės sutikusios dalyvauti projekte Kalėdų šviesa savo žaliaskares papuošė gana netikėtais daiktais – kompaktinėmis plokštelėmis, morkomis bei obuoliais ir netriškių spalvų medžiagos juostelėmis. Puošia, sakau, rankų darbo akmenėliais dekupažo darytais, puošia įvairiais kompaktiniais diskais, įvairiomis laikmenomis, puošia taip pat lino gaminiais. Muziejaus darbuotojai taip pat rodė savo išradingumą puošdami morkomis, kopūstais, obuoliais, taip pat senoviniais laiškais, kuriuose buvo galima rasti ir dovanų, ir sveikinimą. Na, jie patys įvairiausiai, kiek kas sugalvoja. Kalėdinių eglučių paroda kraštotyros muziejaus kiemelyje veiks iki 3 karalių.